Pakalbinti? Ne. Negalima? Noriu. Domina klausimas, ką manote apie piliečių pareikštą nepasitenkinimą jūsų veikla? Kompetencijos trūkumas. Piliečių? Taip. Piliečiams trūksta kompetencijos. Taip. Žurnalistam galiu. Klausimas paprastas. Tarybos narė Lilija Petraitė siūlė tarybos nariam pradėti svarstyti atitinkamai užimti šias pareigas. Ką manote apie išsakytus kaltinimus? Pirmiausia, administracijos direktorė kreipsis į etikos komisiją, nes ponia Petraitė nemeluoja. Meluoja dėl to, kad buvo išvirta? Kad Petraitė kaip politikė nesugeba suprasti, būdama 1,5 metų tarybos narė, kas vykdo politinius sprendimus ir ką vykdo administracija. Tai toj vietoj rinkimų metu jinai pasinaudojo žmonių problema ir pati atvedė į administraciją, tai yra rinkimų kampanijos metu, būtent tą agitacinę priemonę. Tai toj vietoje aš turiu pasakyti, kad politinius sprendimus priima politinė valdžia ir jeigu politinė valdžia priėmė netinkamus sprendimus, tai jai reikėjo vesti žmonės į politinę valdžią. Dabar jinai atvedė į administracinę valdžią. Tai aš manau, kad kompetencija šitos moters yra tikrai nekokia. Ir dar vienas dalykas, kada aš su tai žmonėms susitikau, jinai meluoja, kad aš nesusitikau su tai žmonėms, tai aiškiai pamačiau, kad didžioji dalis buvo rajono gyventojų. Taigi rajono gyventojų problemą sprendžia Klaipėdos rajono valdžia. Tai aš manau, kad jai reikėjo patarti žmonėm, nueiti į kitą savivaldybę ir tas problemas spręsti. Dėl kreipimosi etikos komisiją? Jau 3 kartus jinai šmeižė administraciją ir aš manau, kad rinkimai baigėsi. Manau, kad laikas yra sudėti taškus ir parodyti, kad šita tarybos narė apskritai su kompetencija yra problemų, kaip sakiau, dėl sprendimo ir taip pat elgėsi labai neetiškai. Ir jūs gauti interviu.